Labas rytas. Jum jau vakaras. Valentino diena buvo pašventinta. Vakar buvo gerai, o šiandien yra sunku. Žiūriu, kaimynai vėliavą jau įsikėlė. Vasario 16-osios proga. Einam, pažiūrėsim. Reiktų ir mum vėliavą įsikelti, ne? Aš taip galvoju. Nu ir ką? Kaip iš šono atrodo? Kaip čia atrodo iš šono? Po vakar vidosiko. Biški kartais žmonėm trūksta to humoro jausmo, pikti, belenkaip. Jėzus sulaužė seną močiutės spintą ir išnešė prie konteinerio. Pasityčiojimas, ane? Nuplyšo batoj padas. Saugokim batus spintoj. Nemeskim į konteinerį, o labai gražiai padėkim, kad įdedant į konteinerį, kad nenusibraižytų jie dar labiau. Arba sugedo televizorius ir tą sugedusi televizorių joks meistras nebepatvarko, nu ten daleiskim, nebesutvarkomasis. Jo nebeapsimoka tvarkyti, jis sutvarkomas, bet remontas kaip nuoja, kaip 2 televizoriai. Tai tiem, kurie rašė, kad čia iš mašinos tyčiajatės, ar per daug tyčijas, ar perlenkėt lazdą, tai kai jums suges televizorius ir remontas kainuos dvigubai brangiau, jūs jį kai nešit utilizuot, kažkur vešit, nešit, labai atsargiai tą darykit. Neduok dieve kokį kampiuką nubrėšit, kur laiptiniai gal besisukdami, kad nesuduštų, kad visus priedus sudėkit, dėžę sudėkit. Protingi suprato, apie ką aš šneku. Net viena moteris, nebežiūrėsiu, užblokuosiu. Ačiū Dievui. Čiagi transporto priemonė. Kažkada taip buvo brangi, bet dabar jin būtų atsidūrus, jau jin būtų supresuota po presu. Nu, pažaidėm, nu ir kas čia dabar tokio? Nesuprantu. Buvau išėjęs pasivaikščioti su reikalais. Turiu reikalų Šiauliuose. Tai va, brangieji mano, nežinau, piktų žmonių požiūrio, nesuprantu, man tas yra nesuprantama. Pašokinėjau, paspardžiau, ar iš jūsų žiūrovų kas nors esat užkalę variklį, nors kokį gyvenime, specialiai. Vat pabandykit, sužinosit. Ir dar aš tikėjaus, kad bus taip, kad tu tyčiojas iš automobilio. Aš tyčiaus iš nebeveikiančio daikto. Nesityčiojau net. Tiesiog 4,5 tūkstančio visai įdomu. Man irgi, pavyzdžiui, buvo įdomu, kiek ilgai galit padirbti variklis. Ant stogo užlipus, ar linktų stogas, ar nelinktų. Ir dar daug dalykų su mašina. Dabar daug ką sužinojau. Nelipkit ant stogo, nes jis įlinks. Būtinai.
ir nepilkite variklį skysčio. Ir tai va, dar vis tiek jis kuriasi, dirba ant tų pačių 3 cilindrų. Vat man ko gaila, kad jis vargšas bus poryt po presų pakištas. Va to man labiau gaila yra. Koks vargšas, nu, tai daiktas. Taip kaip ir mes laikini esam šiam pasaulyje. Daiktai mūsų pačių rankom sukurti irgi dar labiau laikini. Nu ką, šiandien išvažiuoju Hyundai Tucsonas, baltas čia kur buvo. Ir mėly brangieji žiūrovai, dabar žiūrėkit, aš nežinau kaip jum paaiškinti. Tyčiotis galima iš gyvo daikto. Negyvi daiktai, kaip tu pasityčiasi? Nesat gyvenime keitę baldų senus išmetę lauk. Jūs mesdami jos lauk saugojot, suviniojot į plėvelę, kad gražiai išmesti. Ar kaip, ar aš kažko nesuprantu. Kitas dalykas, jeigu aš toks debilas, tai tikriausiai daugelis esat matę Aukšta pavara laidas. Anglai, kur amerikiečiai. Tai vat jūs įsijunkit, pasižiūrėkit, ką ten daro, kokius eksperimentus su to mašinam. Paskui vertinkit kitų pastangas. Nu, biški, vieną kitą pasistumdžiau. Dėlę čia įsivarėm. Hyundai Tucsonas hybridukas parduotas. Tram. Bet šiaip realiai šeštadienis, gražią dieną, labai daug žmonių praėjo, bet nuo vieno mašinikė. Viena, dvi. Audi Q5 išvažiavo. Tai 2. Sorry. O kaip jums sekas? Kas geresnė pas jumis? Tai va, supratau tą dalyką, kad dauguma žmonių tarnauja daiktam. Nors turėtų būti atvirkščiai. Išlinda visi galai dabar, visi. Jo, ten ta Toyota RAV4 atvažiavęs, ukrainietis žiūrinėjęs. Dar žmonių ateina, einam dirbti. Nu, šiandien biški kitokiais reikalais susimsiu. Biški darbuosim kitaip. Žiūrėkite, kas atėjo. Išpakuokim. Bim. Matos. Gražus auksiniai tušinukai. Nu, baigė čia iškepti. Baigė. Iškeps, užkasiu ir eisiu. Viskas kaip restorane. Kamera užrasuoja. Čia bulvės. Saldžios bulvės. A dėl ko tyliai šneku? A dėl to, kad miega kai kas. Ham. Išmesim šiukšlės. O taip, šiandien tokia. Nesinorėjo filmuoti. Daug, kažkaip gal ir nebuvo ką daug. Aišku, buvo aikštelė, ten veiksmas vyko. Viena mašina, dvi išvažiavo. Tai va, kur tas popieriaus konteineris, plastikas, metalas, stiklas, žaliasis, va. Pailsėjau šiandien, tai biškutį. Nu, iki pietų padirbam. Darbė juk nuolat žmonės, ir šnekėtis, man reikia ir mašinos apropinėti. Ir ta ir ana.
nebuvo kaip labai tos kameros ten paimti, o namuose va, gavom siuntą iš Kinijos tų tušinukų su logotipais. Nu, visai gerai atrodo ir rašo gerai. Tai tokios tokėlės. Hebrytė. O kaip jum savaitgalis? Ką vakar? Kur Valentino? Jo, biški prisivalentininau vakar, tai štai šiandien tą dieną tokia sunki, vaikšto visą dieną, kai sumaišau per snukį gavę šlapių. Tai va, kiek bus to vidosiko, tiek bus, sorry, nesupykit, kad tik toks. Rytoj pataisysim situaciją, nes patys suprantat, nu, varai. O nuvaryti arkliai nugaišta. O rytoj grįšim su naujom kupinom jėgom ir pavarysim. Šiandieną, sorry, bet tiek ir iki rytojaus.